Sveiki visi. Šiandieną labai trumpai apie iššūkius smėliavimo, dažymo ar suvirinimo metu. Visi, kas esate užsidėję štai tokį šalmą ar kaukę su oro tiekimu, puikiai žinote. Vasarą norėtųsi vėsesnio oro, o žiemą jau norisi jį pašildyti, kad išvengti slogos, gerklės ar galų gale galvos skausmo. Tam yra paprastas sprendimas, tai kondicionieriai skirti pašildyti arba atvėsinti orą. Šiandieną noriu pristatyti Honeywell gamintojo Vortex kondicionierių. Jais prekiaujame jau 8 metus. Tikrai pasižymėjo savo kokybę. Išbandėme ne vieno gamintojo kondicionierius, bet šis dirba užtikrintai ir praktiškai ilgiausiai tarnauja. Nėra jokių laidų, jokių baterijų, jokių pajungimų ar PIN kodų. Mėlynas vamzdelis vėsina, raudonas pašildo. Galite pareguliuoti srautą. Kaip jis veikia? Dedate jį ant diržo, šalmo tiekimo žarną pjaunate, užmaunate kondicionierių, dedate kamutą. Padarę suspaustą orą, akimirksnį turėsite šiltą orą šalme. Jei norite atvėsinti orą, jungiate mėlyną vamzdelį, paduodate suspaustą orą, akimirksnį turit vėsų oro šalme. Tausoja sveikatą, sukuria komfortą. Paprastas, minimum priežiūros, galbūt metų bėgyje reikės išsisukti galuose esančius filtriukus ir išsiplauti moliniu vandeniu. Nieko daugiau. Kviečiu įsigyti. Kol kas ši krūvelė iškeliauja keletui mūsų klientų, o sekantieji užsakymai bus vykdomi jau savaitės ar 2 bėgyje. Sėkmės visiems!